Gerbiami vyrai ir moterys, mieli įsimylėjėliai, sužinosite paslaptį, kaip pavergti išrinktąjį ir sutepti jo ar jos širdį meilės eleksyro. Vis dar nejaučiu žemės po kojom. Jisai tikrai žino, kad dievinu staigmenas ir žino turbūt, kaip mane galima nustebinti, nes aš tokia ekstremalių pokyčių mėgėja. Ir pojūčių, ir pokyčių. Moterų širdžių pavergimo specialistas Deividas Zvonkus žino, ko reikia moterims. Ne butelko šampano, pavytusių tulpių šluotos, bučinio ir banalių žodžių apie meilę. Moteriai reikia siurprizų, netikėtumų. Būtent tokį surprizą Deividas ištaisė sužadėtiniai Katažinai. Gimtadienio proga. Pakilimą ligi dangaus. Mamački, svajonės pildosi po truputį. O kiek žmonių skris? Aš nežinau, mes dviese, ne? Ar aš viena? 2.3.19 gimtadienio proga pora važiuoja į Paluknio aerodromą. Ten Katažinos laukia lėktuvas. Mažas, bet užtat verslo klasės. Oi, mama. Čia su šituo? Jo. Aš ant ventilio. Biški jaučiu Nimo razmierčik, manau, kad netilpsiu. Nebent atsigulama būdu, žinai. Ne, šitas lėktuvas dabar neskris. Jis neturi motoro. Į dangų kils štai šitas orlaivis. Sukasi propeleriai, Katažina nustebusi gaudo orą. Dievulėliau, matka boska, ką? Reiks šokti? Ne, sakau, reikia išlavinti balsą rėkimui, nes aš jau jaučiu, kaip bus gerai. O tu nešokas? Ta prasme, niekada nebuvai šokas? Kur šokus? Nu, su kuo? Su kupolu. Ne, su nieko ne... Nesišovai, kaip fainai, gerai. Tai palauk, aš šoksiu, tipo? Ne, nieko nesakiau. O tu nebijai, kad nuotaka paskui bus traumuota biški? Nu, čia bus išbandymas. Jaunikio ar jaunosios? Reikėjo berniukams padangių gilių, aerodromų pilkųjų kelių. Reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Ratukai paliečia žemę, Katažina apšalus ir apsalus. Zvonkus laimingas kaip tikras herojus. Supermenas. Super Zvonkus. Na, pavyzdžiui, šio gimtadienio proga leidau jai paskraidyti padebesiais, kad šiek tiek moteris pakiltų nuo tos pilkos kasdienybės virš visko ir pasijustų nelygų, o tikrąją tą žodžio prasme danguje. Nu, tau tai pavyko. Kaip aš iš reakcijos, kaip mačiau, ji liko patenkinta šio trumpu atotrukiu nuo realybės. Nepaprastai fainai, Dieve, jaučiuosi tikrai pakylėta. Vaizdas iš paukščio skrydžio. Tai yra būtent tai, kas pakylėja, kas atplėšia žmogų nuo žemės, lysvių, puodų, automobilio vairo ir netgi nuo scenos. Na, kaip pats lėktuvas yra tas išradimas, kuris liudija apie žmogaus labai seną svajonę skraidyti, žiūrint į paukščius ir pavydint, tai be abejo tas jausmas, kai tu nugali savo prigimtį ir esi atitrūkęs nuo žemės ir skrandi, tai yra fantastiškas jausmas. Ir galų gale net sunku nupasakot, kas ir lėktuvas, nežinau, lėktuvas, vaizdas, pats jausmas. Jo turbūt negalima nupasakoti, tiesiog jauti kažką ir tos emocijos tave perpildo tiesiog. Kompozitorius Deividas patenkintas savo išmonę. Žvaigždėms sveika paskraidyti padebesiais, tačiau dar sveikiau nusileisti ant žemės. Be abejo, retkarčiais kiekvienai moteriai ar žvaigždai netgi reikia šiek tiek nusileisti ant žemės. Tai vat aš ko gero linkėčiau, kaip pilotai linki, kad pakilimų ir nusileidimų kiekis sutaptų.
Nusileidusi ant žemės, Katažina užsigeidžia žemiškų dalykų. Buities apyvokos reikmenų. Nupirk man naują mašiną. Kokį siuvimo ar skalbimo? Kombainą šitą maistą gaminti. Aišku, gerai, pirmą nusipirksim žemės, po to aš tau kombainą nupirksiu. Okay. Nuo tų metų yra viso labo 3, tai ko aš ten tave lepindavau, kažkokį kompiuterį, pirkau smulkmenas kažkokias. Tai. Aš tiesiog stengdavausi pats būti labai fainas, kaip ir šiandien irgi. Nu, čia tas skrydis, čia smulkmenas svarbiausia yra pats dėmesio parodymas, dovana. Katažina ištirpusi, kaip didelė pavasarinė snaigė. Tokios Deivido staigmenos jai didžiausia dovana. Įsimylėjėliai sąla vienas kito glėbyje. Kad man nieko nereikia. Aš viską turiu. Nebent kažką sugalvoju, ko man tikrai reikia, o draugės tikrai labai dažnai klausinėja, gal tau tikrai kažko ypatingo reikia. Gal tau kažko reikia? Meilės ir šilumos. Nepakanka. The Happy Endas. Ilgiausių metų, ilgiausių. Need to show how deep is your love.